Aš galvoju, kad mes gerai nusiteikėm varžybom, žaidėm žymiai solidžiau, padarėm tikrai, sakykim, nedaug tokių klaidų, kurios nedavė ispanam kažko tai lengvų taškų ir manau, kad paprasčiausiai šitą pergalę mums daugiau reiškia negu jiem. Sakykim, jie vis tiek jau tokia komanda, kuri, aš įsivaizduoju, jie jau tikrai laukia čempionato. Jie tiek laimėję visko su šita komanda, susižaidė, branduolys tas pats. Kaip sakant, jie tikrai jau žino, kur eit su tuo kamuoliu, kada eit su tuo kamuoliu, žaidžia labai aiškiai, tai jie tik tai čia biškį prasibėgioja ir viskas. Bet, žinot, vis tiek pergalė prieš tokią komandą, tai tikiuosi, kad mums bus toks efektas, žinot, kad neužmigti kažkaip, o stimulas, kad tikrai gali kažką pasiekti šitam čempionate, jo, kad turi kažkokių tai šansų, ar tai pirmas 5, ar tai vietas, ar tai medalį kokį. Tiesiog paprasčiausiai turi mums suteikti pasitikėjimo ir dar labiau norų dirbti. Treneris minėjo, kad galėtų mentalitetą reikia ugdyti, žaidžiant namuose ir kiek tas galbūt teisėjų, kiek tas metų. Žinot, kaip žaidė Rusijai, 3 rusai teisėjauja, žaidė Ispanijoje, teisėjauja 3 ispanai. Pas mus tas pats. Ar tai gerai psichologiškai vis tiek? Koks skirtumas, mes vis tiek važiuojame ir į Ispaniją žaisti, ir į Rusiją. Mes juk nežaidėm visų čempionatų namuose, kaip galvoju. Visą laiką žaidžiam išvykose, ne? Pirmas čia pas mus tai toks. Gerai, aš sakau... Nieko blogo, ne? Nematau tikrai nieko blogo, svarbiausia, kad tikrai einam į priekį. Vėlgi sakau, kiek į priekį einam, sunku pasakyti, mano manymu biškai per lėtai, bet dar yra laiko. Ir jeigu, žinot, varžybos su tokiais kaip ispanais, kad ir tu praloštum, vis tiek jau jos tau, kaip sakant, duoda tą tokią kaip, realią padėtį tavo parodo, ne? Tai šiandien parodė, kad mes bent jau galim kauti su jais ir ypač prie savo žmonių, prie nuostabios Kauno publikos, kuri šiandien sukūrė nuostabią atmosferą. Gražu, kad ir žmonėm kažkiek biškai fainiau. Jūs baigėte? Ne. Duobė trečiajame kėlinyje. Tai ispanai susijėmė ar Roberto Javtoko traumą? Žaidžiam su olimpiniais vicečempionais, aš jų titulų nevardinsiu. Neaplošė jos 40. Gerai, kad iš viso laimėjom. Duobė, kas žinau, duobė. Jie irgi juk labai geri. Ant popieriaus net geresni už mus. Bet ar pergalė padėjo pasiekti tas susikrautas pranašumas, ar vis dėlto gale rungtynių sužaidėte protingai? Pergalė susideda 40 minučių, mes per 40 minučių už jos įmetėm 12 taškų daugiau. Viskas. Čia, žinai, o čia tų duobių bus, pas jos duobė iš pradžių buvo, pas mus paskui būna, reikia kentėti, aš sakau. Mes šiandien kentėjom ir iškentėjom. Ar tai klausime apie naujas arenas nusibosta, ar tiesiog... Žinai, čia yra kažkiek, aišku, nusibodęs, bet, žinai, kaip užaugi toj Lietuvoje žaidė sporto mokyklose, kur vien tik tai, žinai, ten kokie 15 tėvelių sėdi balkonuose, žinai. Tai ateini į Kauno salę 15 000, atrodo kažkas fantastiško, žinai, niekada gyvenime negalėjau tikėti, kad Kaunas turės tokią salę. Tai tikiuosi atvažiuos ir koncertai, ir žmonėm, super toks dalykas Kaunui, Tikrai, fantastika. Šarūnai, dėl netekčių, sakykime, ar sąlyginių netekčių, tiek Robertas, tiek Darius Songaila, susižaidimai neteko girdėti rimtų? Aš ne daktaras, tai pas Gudą paklausk, aš nežinau, sako, kad intimai iš pirmo žvilgsnio, aš netgi nenoriu atsakyti klausimą, supranti, paskui kažką aš to pasakysiu, paskui apsijuoksiu tik tai. Šarūnai, aš čia negirdėjau pradžios, 2 pirmi kėlinukai, 9 perimti kamuoliai, greitas puolimas ar ne. Ar tas bėgimas per pirmus 2 kėlinius jau buvo toksai, kokio galima laukti iš rinktinės, ar galima dar geriau? Nežinau, laikas parodys, žinai, aišku, malonu žaisti tokių tempų. Jūs matot, kad mes nežaidžiam ten vieną žaidėjas po 30 minučių, tai ir turi būti mūsų pranašumas. Ta lygi sudėtis, greitas ritmas ir šiandien mes juos kažkaip pagavom pradžioje lygiai taip pat, kaip jie mus pagavom Madride ir nuėjom į priekį. Ir kaip nueini į priekį, biškai lengviau. Paskui sakau, yra vis tiek jau labai gera komanda, juk jie yra maksimalūs čempionato favoritai. Tai jie kažkur, aišku, vejasi, kažkur stengiasi ir gerai, kad mes atsilaikom.